Labas visiems, įpratau kiekvieną dieną kažką naujo ir vertingo į savo grupę pasidalinti, nors šiuo metu ima toks miegelis, bet pagalvojau, kad noriu dabar pafilmuoti ir atlikti. Taip. Taigi noriu šiandieną susprogdinti keletą mitų apie tinklinę rinkodarą. Manau, kad galiu apie tai kalbėti dėl to, kad jau praktika mano 9 metai ir iš tiesų turėjau ne vieną pasiekimą ir kvalifikaciją, o jo labiau labai daug praktikos ir patirčių. Taigi pirmas mitas, kad tinklinėje rinkodaroje būtina pardavinėti. Noriu pasakyti, nebūtina pardavinėti. Žmonės pardavinėja prekes, tai tie, kuriems patinka parduoti, tai ateina į šią nišą tiek pardavėjai, tiek vadybininkai, tiek laisvi žmonės, kurie nori savo poreikiams apsipirkti su ženkliai geresnė kaina ir kokybiškus produktus. Taigi, tinkliniai rinkodarai pardavinėti nėra būtina, o tie, kas parduoda, tai tiesiog jiems patinka tai daryti. Antras, būtina siūlyti prekes, brukti prekes, siūlyti kažkaip, iš tiesų yra nebūtina. Mes rekomenduojame prekes, nesiūlome, mes turime savo auditorijas žmonių, kad ir šitoje grupėje yra ar ne beveik 1500 žmonių, tai tikriausiai dėl to, kad jiems yra ir jums yra aktuali informacija, ką aš čia dalinuosi, ar ne, ir apie ką aš. Taigi, aš išbandau prekes ir tas, kas man pačiai patinka, pasidalinu su jumis. O jūs jau sprendžiate, norite ar nenorite pabandyti, išbandyti, galbūt atrasti tai, kas man pačiai pasiteisino. Taip, trečias mitas. Uždirba tik viršūnėlės. Aš manau, kad čia yra painiojimas su finansinė piramide. Tinklinė rinkodara nėra finansinė piramidė, nes čia dalyvauja produktas. Finansinėje piramidėje dalyvauja tik taip pinigai ir jokio produkto už tai žmogus negauna. Taigi nemaišykime. Tinkliniai rinkodaroj uždirba visi tiek, kokius rezultatus padaro. Absoliučiai pagal rezultatą taip ir uždirba. Taigi, neuždirba vien viršūnėlės. Kiekvienas uždirba pagal savo suorganizuotą apyvartą, pagal savo rezultatus. Na ir ketvirtas, galbūt ne mitas, bet toks požiūris, kad tinklinė rinkodara tai yra platinimas. Sako, platinti reikės. Žinote, čia yra iš senų laikų atėjęs toks suvokimas, kad užtenka vien katalogą paduoti prekių, ar ne, ir sakai, kad ateisiu kitą dieną pasiimti, surašyk sąrašiuką kodukus, kas kam ko reikia, ar ne. Deja, tinklinė rinkodara jau yra visai kitam koncepte, tai yra tikras verslas ir asmenybės augimo mokykla. Tai yra daug gilesnės žinios, daug platesnės žinios. Čia reikia tiek valdyti patį save analizę pasidaryti ar ne, eiti per savo patyrimus, per savo baimės, per savo drąsą, mokėti išsigryninti savo tikslus, savo norus žinoti, savo discipliną susistatyti, veiksmus, planą ir tikslingai siekti savo tikslų, ar ne. Tai yra ir marketingas, ir daug gilesni procesai. Taigi tai nėra tik platinimas, tai yra verslas, absoliutus, tik tai kitoje nišoje ir asmenybės augimo mokykla. Taigi tiek, brangieji, trumpai apie žinias šias. Ketinu pasidalinti vis daugiau ir plačiau apie tinklinę rinkodarą dėl to, kad matau, jog dauguma žmonių tos atnaujintos informacijos, apie ką yra tinklinė rinkodara, mažai žino, o man atrodo, čia absoliuti laisvė veikti kiekvienam ir save realizuoti. Jeigu standartiniam darbe yra atlyginime kažkokios tai lubos, ar ne, ir, sakykime, pardavėjas niekada nepasieks direktoriaus atlyginimo, ar ne, tai tinklinėje rinkodaroje jūs galite augti ir uždirbti tiek, kiek jūs sugebate suorganizuoti ir padaryti rezultatų. Tai apskritai gali siekti be ribų jūsų atlyginimas. Vat tame ir yra čia šaunu, kad tu asmeniškai augdamas auga ir tavo atlyginimas, nes tu išmoksti daugelį dalykų ir veiki plačiau ir tu gali čia veikti per savo gerasias pusės. Ir uždirbti iš tiesų labai labai daug. Tai ką, mėlyjeji, tokios žinios apie tinklinę rinkodarą, apie nišą, kuri, man atrodo, labai labai patraukli.